Žiūrovas kino dailininko darbą mato labai aiškiai, tik gal ne visada susimąsto apie tai, kiek prireikia ieškojimo, kūrybos ir pastangų, jog veiksmo aplinka sukurtų įtaigę atmosferą. Ir visus šios stebuklus kuria kino dailininko mintys bei rankos. Kino dailininkas, tai man atrodo, čia yra apskritai svajonių profesija, nes jie turi įrankius ir turi galimybę sukurti pasaulį. Tik dažniausiai tą pasaulį turi sukurti per 30 pamainų. Tai matome šiemet 5 nominantus ir visų jų sukurti pasauliai tikrai labai saviti ir labai skirtingi. Tai akivaizdu, kad dailininkai tikrai yra labai gerai pasiruošę ir žinantys, ką daro. Filmo Pietinė kronikas dailininkas Aurimas Akšys šiuolaikinę Lietuvą grąžino į 90-uosius. Butai su baldais, kuriuos dabar retai kur pamatysi, turgavietės su tam metų įprastais kioskais ir visas pietinis Šiaulių rajonas, kuris nubloškė 30 mečius atgal ir leidžia stebėti tai, kas šiandien jau tik praeities miražas. Filmo Gardutė kino dailininkas Grigorijus Zundelovičius sukūrė 2 aplinkas, kurios tarsi diena ir naktis skirtingos. Kukli realybės buitis ir tviskantis televizinio šou pasaulis. Tai, kas tikra ir tai, kas butaforija. Tikrovė, kurioje dažnas gyvena, ir iliuzija, kokią matome per televizorių. Kino dailininkė Ieva Rojūtė daugelį metų domisi žmonių santykiai, šeimos, individo tapatybės konfliktais. Jos kūryboje nuolat grįžtama prie baimės, nesėkmių, nelaimių, nerimo, nuojautos temų. Todėl filmo Džohatsu komandos sprendimas filmo dailininkės uždavinį patikėti Ievai buvo įžvalgus, nes pats filmas panašus į tai, ką tyrinėja menininkė Rojūtė. Viskas gerai? Filmo naktinis seansas kino dailininkė Jurgita Gerdvilaitė turi 30 metų darbo patirtį, kurią įgijo tiek lietuvių, tiek užsienio gamybos filmuose. Sukauptos žinios bei niekada nesibaigiančios idėjos buvo sėkmingai panaudotos, kuriant kino teatro, stebimų butų ir kitų vietų erdves Algimanto Puipos filme Naktinis seansas. Jurgitai Gerdvilaitei tai yra 4. sidabrinės gervės nominacija. Pauliaus Aničio talentą žino tiek poezijos gerbėjai, tiek dailės žinovai. Kitaip tariant, Paulius yra tikras kūrėjas ir šįkart jo vaizduotė padėjo nupiešti filmo Akiplėša pasaulį. Jame nėra daug spalvų, jis pakankamai nykus, skurdus, tačiau toks paveikus, kad žiūrovas lengvai įsijaučia į jaunų žmonių svajones, kuo greičiau ištrūkti iš tokios aplinkos. Man atrodo, tų nominuotų filmų režisieriai turėtų pasakyti didelį ačiū savo dailininkams, nes jų kūryba tikrai neabejotinai prisidėjo prie kiekvieno filmo sėkmės. 2024 m. sidabrinės gervės laimėtojai paaiškės birželio 8 dieną.